Ar tu kada pagalvoji, kiek apie tave galima sužinoti vien iš tavo Instagram'o? Tavo paskyra yra kaip langas be užuolaidų. Žvilgtelėti gali bet kas. Kartais žvilgsniai būna draugiški, o kartais visai ne. Taip atsitiko ir Elzė. Ji įkėlė nuotrauką. Su ledais, mieste, pažymėjo vietą, parašė. Geriausias oras šiemet. O po valandos gavo žinutę. Smagu buvo matyti, dažnai lankaisi ten. O parašė nepažįstamas, nesekėjas. Tiesiog kažkas, kas atpažino vietą, laiką ir nusprendė parašyti. Ir ta žinutė nebūtinai gali būti draugiška. Informacija, kurią daliniesi, nėra tik skaičiai ar faktai. Stebint juos galima tikrai lengvai suprasti, kuo tu domiesi, kur lankaisi ir ką veiki kasdien. Beje, ne kiekvienas socialinis tinklas yra ir vienodai saugus. Kai kurios programėlės tik atrodo nekaltos. Iš tikrųjų jos renka kiekvieną tavo paspaudimą, vietą, balsą ar net foną už tavo nugaros. Prieš įdiegiant programėlę tu tiesiog paspaudi sutinku ir tu iš esmės pasirašai sutartį. Bet ar ją skaitei? Jei programėlė veikia šalyje, kur nėra stiprios privatumo apsaugos, tavo duomenys nebūtinai liko tik tau. Rinkdamasis platformą, rinkis ir privatumo nustatymus, o jie dažnai slepiami po keliais meniu punktais. Bet būtent jie ir lemia, kas mato tavo turinį, o kas ne. Tarkim, Linas įkėlė TikToko vaizdelį iš savo kambario. Muzika, šokis, viskas paprasta, viskas faina, bet po kelių savaičių jis sužinojo, kad jo veidas buvo panaudotas elektroninių parduotuvių reklamoje. Neatsiklausta, niekam nepranešta, jis tiesiog tapo dalimi kažkieno turinio. Ir viskas. Prieš pasirenkant platformą, verta pasidomėti, kur saugomi tavo duomenys, kokie incidentai nutiko anksčiau. Ar kūrėjai rūpinasi saugumu, ar tik vartotojų skaičiais. Nes taigi ne tik pramoga, tai tavo informacija, tavo veidas. Jei platforma reikalauja vyresnio amžiaus, gal ne veltui. Jeigu jau prisijungiai, bent jau ribok laiką. Socialiniai tinklai neturi praryti viso tavo laisvalaikio. Tavo profilis viešas? Tada kiekvienas tavo sakinys ir yra viešas. Ribok, kas gali matyti, ką keli. Ne todėl, kad turi ką slėpti, o todėl, kad tavo informacija visgi verta apsaugos. Nepamiršk, socialiniai tinklai pilni žmonių, kurie nėra tuo, kuo dedasi esą. Graži nuotrauka, šmaikšti žinutė, tai gali būti melas. Būk budrus, jei kažkas paprašo pinigų, asmeninių duomenų ar susitikimo, neskubėk. Informacija socialiniuose tinkluose sklinda žaibo greičiu, todėl svarbu ją vertinti kritiškai ir nepasiduoti emocijoms. Prieš paspausdamas dalintis, paklaus savęs, ar šią informaciją norėčiau duoti nepažįstamam, nes kartais būtent taip ir padarai.